Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 13 skyrius. Niekada nemiegantis šventasis. Ramas Gopalas Muzumdaras. Prašau man leisti vykti į Himalajus. Nuolatinėje tyloje tikiuosi pasiekti nepertraukiamą ryšį su Dievu. Kartą taip nedėkingai kreipiausi į savo mokytoją. Užvaldytas vienos iš nenuspėjimų iliuzijų, kurios retkarčiais užpuola pasiaukojasi Dievui žmogų, dariausi vis nekantresnis savo pareigoms Ašrame ir mokslams koledže. Kvailą mano poelgį šiek tiek švelnino tai, jog su Šri Juktešvaru tuomet buvau praleidęs vos 6 mėnesius ir dar nebuvau iki galo pastebėjęs visų gerųjų jo savybių. Daugelis kalnų gyventojų gyvena Himalajuose, tačiau beveik nieko nenutuokia apie Dievą. Lėtai ir ramiai atsakė mano guru. Išminties geriau ieškoti prie Dievą atradusiojo, nei prie inertiško kalno. Nepaisydamas aiškios užuominos, jog jis, o ne kalnas yra mano mokytojas, dar kartą pakartojau savo prašymą. Šri Juktešvaras nesiteikė atsakyti. Jo tylą aš supratau kaip pritarimą ar nevalingą sutikimą. Ta vakarą savo namuose Kalkutoje jau ruošiausi kelioniai. Rišdamas daiktus į medžiagos skiautę, prisiminiau panašų ryšulį, prieš kelis metus slapčia išmestą pro savo mansardos langą. Spėliojau, ar vėl nepasikartos nelaiminga mano kelionė į Himalajus. Šįkart mane buvo apėmusi pakili dvasinė nuotaika, tačiau paskutinę minutę ėmė graužti mintis, jog paliksiu savo guru. Kitą rytą susiradau savo koledžo sanskrito kalbos profesorių Behari Panditą. Pone, jūs pasakojate, jog vienas jūsų draugų yra žymus Lahirio Mahasajo mokinys. Gal galite duoti man jo adresą? Ar galvoji apie Ramą Gopalą Muzumdarą? Aš vadinu jį niekada nemiegančiu šventuoju. Šventasis yra nulatos apimtas ekstazės ir visada budrus. Jis gyvena Ranbadžpūre, netoli Tarakešvaro. Aš padėkojau panditui ir netrukus jau sėdėjau į Tarakešvarą vykstančiame traukinyje. Tokiu būdu tikėjausi numalšinti savo nuogąstavimus ir gauti pritarimą iš niekada nemiegančio šventojo, pasinerti į meditaciją nuošaliose Himalajų vietelėse. Man teko girdėti, jog Beharo draugas po daugybės metų krijos jogos praktikos nuošaliose olose patyrė nušvitimą. Tarakešvare priėjau garsią šventyklą. Hinduistai ją garbina ne mažiau nei katalikai Lurdo šventovę Prancūzijoje. Tarakešvare stebuklingai pagijo ne vienas žmogus, įskaitant ir vieną mano šeimos narį. Toje šventykloje sėdėjau ištisą savaitę, kartą pradėjo pasakoti vyriausia mano teta. Aš nieko nevalgiau ir vien meldžiausi, kad tavo dėdė Sarada išgytų nuo baisios ligos. 7 dieną mano rankoje atsirado kažkokia žolė. Iš jos lapelių paruošiau gėrimą ir daviau išgerti tavo dėdei. Jo liga akimirksniu dingo ir daugiau niekada nebepasikartojo. Aš įėjau į šventą Tarakešvaro šventovę, kurios altorių sudarė tik vienas apvalus akmuo. Nei pradžios, nei galo neturintis jo apvalumas yra absoliuto simbolis. Kosminės abstrakcijos nėra svetimos net kukliausiam Indijos valstiečiui, nors vakariečiai dėl to ir kaltina jį. Tuo metu buvau toks surimtėjęs, jog nebuvau linkęs nusilenkti žymiam akmeniniam simboliui,
Pagalvojau, kad Dievą galima atrasti tik per savo sielą. Išėjau iš šventyklos be jokių keliaklupščiavimų ir smagiai nužingsniavau į toliau esantį Ranbačpūro kaimą. Kai vieno praeivio paprašiau pagalbos, jis nugrimzdo į gilius apmąstymus. Kai prieisi sankryžą, pasuk į dešinę ir eik visada tiesiai, pagaliau lyg orakulas ištarė jis. Klausydamas nepažįstamojo nurodymų, pradėjau eiti palei kanalą. Greit sutemo. Džiunglių kaimo pakraščiai buvo pilni mirkčiojančių jonvabalių ir šalia tūnančių šakalų kaukimų. Mėnulio šviesa buvo per silpna, kad užtikrintų bent mažiausią saugumą, todėl kelioms valandoms sustojau. Pagaliau išgirdau raminantį karvės varpelio skambėjimą. Mano šauksmai pagaliau atkreipė vieno valstiečio dėmesį. Aš ieškau Ramo Gopalo babų. Mūsų kaime toks negyvena, šiurkščiai atsakė valstietis. Tu turbūt esi seklys apgavikas. Norėdamas sumažinti visiškai logiškus šio žmogaus įtarinėjimus, aš aiškiai išdėsčiau keblią savo padėtį. Jis nusivedė mane į savo namus ir pasiūlė maisto bei pastogę. Ranbačpūras yra toli nuo čia, tarė jis. Prie sankryžos tu turėjai pasukti į kairę, o ne į dešinę. Nuliūdęs pagalvojau, jog anas mano sutiktas pašnekovas buvo tikra nelaimė keliautojams. Su didžiausiu malonumu privalgęs paprastų ryžių, lęšių ir aštrių bulvių su neprinokusiais bananais, nuėjau gulti į nedidelę trobelę šalia kiemo. Tolumoje dainavo valstiečiai, garsiai pritardami su mridangais ir lėkštėmis. Ta naktį nedaug miegojau, tačiau daug meldžiausi, kad surasčiau jogą Ramą Gopalą. Kai tik pirmieji aušros spinduliai suspindo pro tamsaus mano kambario plyšius, nedelsdamas išvykau ieškoti Ranbačpūro. Kirsdamas grubius ryžių laukus, nekartą užkliuvau už nupjautų, spygliuotų augalų kelmų ir sudžiūvusio molio kauburėlių. Atsitiktinai sutiktas valstietis paaiškino, jog mano tikslas buvo vos už vienos krošos, 2 mylių. Per 6 valandas saulė pergalingai pakilo nuo horizonto iki aukščiausio taško, o man atrodė, kad visada būsiu nuo Ranbačpūro vienos krošos atstumu. Po pietų visas mano pasaulis vis dar tebebuvo nesibaigiantis ryžių laukai. Iš žiauraus dangaus spiginantis karštis atėmė paskutinės mano jėgas. Kai prie manęs ramiai priartėjo kažkoks žmogus, aš vos sugebėjau išlementi įprastą man klausimą. Ar tik kroša? Nepažįstamasis už mane sustojo. Jis buvo visiškai mažas ir fiziškai gana neįspūdingas, išskyrus kiaurai veriančias juodas akis. Aš jau norėjau išvykti iš Ranbačpūro, tačiau dėl kilnaus tavo tikslo palaukiau tavęs. Iškėlė jis pirštą prieš apstulbusi mano veidą. Nejaugi manai, kad nepranešęs gali taip lengvai surasti mane? Tas profesorius Beharis neturėjo teisės duoti tau mano adresą. Manydamas, kad prisistatymas šalia tokio meistro būtų vien daugžodžiavimas, aš stovėjau netekęs žado ir kažkaip nejaukiai jaučiausi. Kitas klausimas mane visiškai išmušė iš vėžių. Pasakyk man, kur tavo nuomonė yra Dievas? Jis yra manyje ir visur, mano žvilgsnis atspindėjo vidinę sumaištį. Visa persmelkiantis, sukikeno šventasis, tuomet kodėl, jaunasis ponia, tu neišdrįsai vakar nusilenkti prieš akmeninį absoliutą Tarakešvaro šventykloje? Pastaba. Čia priminama Dostojevskio mintis. Niekam nesilankstantis žmogus neištvers savo paties naštos. Pastabos pabaiga. Dėl savo išdidumo buvai nubaustas ir suklaidintas praeivio, kuris per daug nesuko savo galvos, kur yra kairė ar dešinė.
Šiandieną irgi tavo kelionė buvo ne pati maloniausia. Aš visa širdimi pritariau ir buvau apstulbęs iš nuostabos, jog visa reginti akis staiga paslėpė nuo manęs šį neišvaizdų kūną. Iš jogos sklido gydanti galia ir aš staiga atsigavau saulės sviliname lauke. Pasiaukojęs Dievui dažniausiai galvoja, kad jo kelias į jį yra vienintelis, tarė šventasis. Joga, kurioje galima atrasti dieviškumą, be abejonės yra tobuliausias kelias. Taip mus mokė Lahiris Mahasaja. Atradę viešpatį viduje, mes greit pradedame pastebėti jį ir išorinėme pasaulyje. Šventyklos Tarakešvare ir kitur yra deramai garbinamos kaip dvasinės energijos centrai. Išminčiaus kritika pamažu išblėso, akise pasirodė užuojautos kibirkštėlės, jis patapšnojo man per petį. Jaunasis jogė, aš matau, jog bandai pabėgti nuo savo mokytojo. Jis turi viską, ko tau reikia. Tu privalai grįžti pas jį. Kalnai neišmokys tavęs. Ramas Gopalas pakartojo tą pačią mintį, kurią Šri Juktešvaras išsakė paskutinio mūsų susitikimo metu. Mokytojų niekas neverčia riboti savo gyvenamąją vietą. Mano pašnekovas klausimai pažvelgė į mane. Indijos ir Tibeto Himalajai nėra išminčių monopolis. To, ko žmogus neįstengia atrasti savyje, nepavyks atrasti ir perkelus kūną į bet kurią vietą. Kai tik žmogus pasiryžta keliauti net ir į pasaulio kraštą, ieškoti dvasinio nušvitimo, prieš jį atsiranda jo guru. Aš tylėdamas sutikau ir prisiminiau savo maldas Benareso ašrame, po kurių netrukus mažoje gatvelėje sutikau Šri Juktešvarą. Ar turi kokį nors mažą kambarėlį, kur galėtum uždaryti duris ir pabūti vienas? Taip. Pastebėjau, kad šventasis nerimą keliančių greitumų perėjo nuo bendrų prie konkrečių dalykų. Tai ir yra tavo uola, pažvelgė į mane jogas nušvitusio žvilgsniu, kurio niekada nepamiršiu. Tai ir yra šventas tavo kalnas. Ten tu ir atrasi Dievo karalystę. Paprasti jo žodžiai akimirksniu nutraukė viso mano gyvenimo troškimą vykti į Himalajus. Saulės kaitinamame ryžių lauke aš pabudau iš sapno apie begalinius sniegynus. Jaunasis ponia, tavo Dievo troškulys yra pagirtinas. Aš didžiuojuosi tavimi. Ramas Gopalas paėmė mano ranką ir nusivedė mane į gana neįprastą kaimelį. Nedegtų plytų nameliai buvo apdengti kokoso lapais, o įėjimai juos buvo išpuošti kaimišku stiliumi. Šventasis pasodino mane ant šešėlyje esančios bambukinės pakilos mažame savo vasarnamyje. Pavaišinęs pasaldintomis laimo sultimis ir gabalėliu kieto saldainių, jis nuėjo į savo kiemą ir atsisėdo lotoso pozoje. Maždaug už 4 valandų aš atmerkiau akis ir pamačiau, kad mėnesienos apšviesta jogo figūra vis dar buvo toje pačioje pozoje. Kai skrandis man griežtai priminė, jog žmogus negali būti gyvas vien duona, prie manęs priėjo Ramas Gopalas. Matau, jog esi išalkęs, maistas greitai bus paruoštas. Molinėje lauko krosnyje buvo uždegta ugnis, ant didelių banano lapų netrukus buvo pateikti ryžiai ir dhalas. Mano geradarys mandagiai atsisakė mano pagalbos ruošti maistą. Svečias yra Dievas. Ši indų patarlė galiojo nuo neatmenamų laikų. Vėliau keliaudamas po pasaulį, susižavėjęs stebėdavau, jog panaši pagarba svečiui rodoma daugelio šalių kaimo vietovėse. Miesto gyventojas čia randa tikrą svetingumą, kurį šiek tiek temdo gausybė keistų veidų. Man tupint prie žymaus jogo mažame džiunglių kaimelyje,
Žmonių minios nedarė man jokio poveikio. Namelio kambarys buvo paslaptingai nutviekstas švelnios šviesos. Ramas Gopalas ant grindų paklojo kelias nusidėvėjusias antklodės, o pats atsisėdo ant šiaudinio kilimėlio. Apstulbęs nuo dvasinio magnetizmo, aš išdrįsau užduoti vieną klausimą. Ponia, gal galite man padėti pasiekti samadhi? Brangusis, man būtų malonu perduoti dievišką kontaktą, tačiau aš neturiu tokios teisės. Šventasis žvelgia į mane pusiau primerktomis akimis. Tavo mokytojas greit tau perduos šią patirtį. Tavo kūnas dar nėra tam parengtas. Kaip maža lemputė negali išlaikyti per didelio elektros krūvio, taip ir tavo nervai dar nėra paruošti kosminiai sroviai. Jei begalinė ekstazė tau perteikčiau dabar pat, tu sudegtum iš išorės ir iš vidaus. Tu prašai manęs nušvitimo, svajingai tęsė jogas, kai aš, būdamas nereikšmingas ir tiek nedaug, te meditavęs trokštų žinoti, ar net pamaloninęs Dievą, išvysiu jo žvilgsnyje paskutinio atsiskaitimo dieną, kad esu ko nors vertingas. Pone, argi jūs ilgus metus iš visos širdies neieškojote Dievo? Aš nedaug te padariau. Beharis turbūt pasakojo tau, ką nors iš mano gyvenimo. 20 metų sėdėjau slaptoje oloje ir medituodavau po 18 valandų per parą. Paskui perėjau į dar sunkiau prieinamą urvą ir sėdėjau ten dar 25 metus, praktikuodamas jogą po 20 valandų per parą. Man nereikėjo miegoti, nes aš visuomet buvau kartu su Dievu. Mano kūnas labiau pailsėdavo visiškoje aukštesniosios sąmonės ramybėje, nei tai būtų dalinė įprastos pasąmonės palaima. Raumenys miego metu pailsi, tačiau širdis, plaučiai ir kraujotakos sistema nuolatos dirba, nes ji negali ilsėtis. Aukštesniosios sąmonės būsenoje vidaus organai veikia sulėtintai, nes yra maitinami kosminės energijos. Tokiu būdu aš atradau, jog visiškai nebūtina miegoti metų metus. Ateis laikas, kai ir tu apsieisi be miego. Dėl Dievo meilės, argi jūs po tiek meditacijos metų vis dar abejojate Dievo malonę? Žiūrėjau nustebęs. Kągi tuomet kalbėti apie mus, paprastus mirtinguosius? Argi tu nematai, mano berniuk, kad Dievas pats yra amžinybė? Tvirtinti, kad žmogus gali visiškai pažinti jį po 45 meditacijos metų, yra viso labo absurdiškas teiginys. Visgi Babadži užtikrina mus, jog net menkiausia meditacija gelbsti nuo baisios mirties ir pomirtinės būsenos baimės. Nepamiršk dvasinio idealo prie nedidelio kalno. Verčiau pakreipk jį ribų neturinčio Dievo siekio žvaigždės link. Jei nuoširdžiai dirbsi, pateksi ten. Sužavėtas tokios perspektyvos, aš paprašiau jo pasakyti daugiau įkvepiančių žodžių. Išminčius papasakojo man nuostabią istoriją apie tai, kaip pirmą kartą sutiko Lahirio Mahasajos mokytoją Babadžį. Atėjus vidurnakčiui, Ramas Gopalas nutilo, o aš atsiguliau ant savo antklodžių. Užmerkęs akis, pamačiau žaibo blyksnius, o erdvė manyje buvo šviesos nutvieksta menė. Paskui atsimerkiau, tačiau ir toliau stebėjau tą patį akinantį švytėjimą. Kambarys tapo dalimi to begalinio skliauto, kurį pamačiau vizijoje. Kodėl tu neini miegoti? Pone, kaipgi galiu miegoti prie tokio nuostabaus spinduliavimo, kuris apsireiškia tiek užsimerkus, tiek ir atsimerkus? Tu esi palaimintas šiam potyriui, dvasinį spinduliavimą nelengva pamatyti, pagyrė mane šventasis.
Išaušus, Ramas Gopalas pavaišino mane kietų saldainių ir paprašė išvykti. Aš taip nenorėjau atsisveikinti, jog skruostais pradėjo tekėti ašaros. Aš neleisiu tau išvykti tuščiomis rankomis, švelniai tarė Jogas. Kai ką dėl tavęs padarysiu. Jis nusišypsojo ir rimtų veidų pažvelgė į mane. Aš lyg prikaltas stovėjau ant žemės, o pro mano akis lyg galingas potvynis sklido ramybė. Akimirksniu buvau pagydytas nuo skausmo nugaroje, kuris jau daug metų nepaliaujamai kankino mane. Atsigavęs ir išsimaudęs spindinčios palaimos jūroje, daugiau nebeverkšlenau. Palietę šventojo kojas, įlindau į džiunglės. Skyniausi kelią pro tropinių augalų raizgalynę ir pagaliau pasiekiau Tarakešvarą. Ten dar kartą aplankiau žymę šventyklą ir nusilenkiau prieš jos altorių. Apvalus akmuo mano vaizduotėje ėmė augti, kol tapo kosminėmis sferomis, žiedais žieduose, erdvėmis erdvėse, kupinomis dieviškumo. Po valandos jau sėdėjau į Kalkutą vykstančiame traukinyje. Mano kelionės baigėsi nedidingais kalnais, o Himalajų dvasia spindinčių mano mokytojų. Pabaiga.